santykiai yra geri, mes vis dėlto judame tą kryptimį, stengdamės nuveikti kuo daugiau dėl savo saugumo. Ar jūs manot, kad mes kaip tik griauname kažką, ką galėtume siekti, kokias galėjo būti kitaip, negu tai, ko mes siekime dabar? Kuo didesnis krašto apsaugos finansavimas, sustarimas su vokiečiais dėl brigados, tai yra tie būdai, kuriais mes realiai stiprinam savo saugumą. Ar aš neteisus? Kas teisus, kas neteisus, turbūt galėtų pasakyti tik tai ponas Dievas, bet jeigu mes dabar iš karto prisiminsime paskutinę karinę kampaniją, kuri tik yra pristabdyta 60 dienų tarp Irano ir tarp Irano iš vienos pusės ir Jungtinių Amerikos valstybių ir Izraelio iš kitos pusės, tai tiesą sakant, jūsų pasakyti visi argumentai, visi lei vienu. Pradedant vokiečių diviziją, baigiant finansavimą, įsigijimais kariniais, jie sako, kad tie argumentai yra neveiksnūs. Ypatingai 21 amžiaus karinių technologijų fone. Regiono valstybės, 6-7 regiono valstybės, kurios buvo Vašingtono sąjungininkės, kur stovėjo ne vokiečių kažkokia tai brigada, o amerikiečių karinės bazės 6-7 valstybėse, jos praktiškai šiandien yra subombarduotos. Ir subombarduotas yra ne rusų, to paties paprasto Irano. Izraelis kol kas nepasiekė pergalės, žodžiu, kad galėtų pakeisti režimą, priversti nusiginkluoti, uždaryti raketų programą ir panašiai. Taip, bet tie visi argumentai apie vokiečių diviziją, apie vokiečių netgi ne diviziją, o 5000 vyrų brigadą, kad tai yra daugiau simbolinio pobūdžio, ritualinio pobūdžio pareiškimai, kad mes patys psichologiškai prieš miegą, užmigdami, galėtume ramiau jaustis. Tai nėra joks realus fizinis saugumo sustiprinimas. Jeigu Iranas nebijo pasipriešinti ir šiandien vyksta dėrybos, žodžiu, prie Liucernos ežero, kurį aprašė Maironį savo garsioje poemai, ir neaišku, ko jos pasibaigs, greičiausiai niekuo. Tai kaip mes galime ekstrapoliuoti tariamą saugumo situaciją, kad vokiečių brigada Pakaunėje arba prie Vilniaus, arba mūsų 5,5% BVP gynybai galėtų čia kažką spręsti. Aš manau, kad tai yra dalis didelės propagandos. Lietuvos šitoje vietoje pagrindinis, principinis nacionalinis interesas būtų siekti, kaip galima greičiau kompromiso būdu baigti konfliktą Ukrainoje ir išspręsti bent laikinai valstybės saugumo išlikimo problemą, nes bet koks globalus konfliktas, bet koks globalūs kariniai veiksmai galėtų mus ne kažkur tai išgelbėti, bet galėtų iš viso pabaigti Lietuvos valstybės istoriją. Tai yra problema, kurios dėja šiandien, man regis, nesuvokia didelė dalis netgi mūsų valstybės vadovų, ypatingai, kada jie kalba apie tai, jog galbūt reikėtų keisti valstybės konstituciją, o kai kas netgi jau sako, lyg tai tas pats ministras, lyg tai krašto apsaugos ministras, jog jau tariamai vyksta pasitarimai, dėrybos kažkokios tai užkulisinės dėl branduolinio ginklo galimybės dislokuoti branduolinį ginklą valstybėje. Na, tai žinote, jeigu mes einame tokią linkme, tai tada mes turime priimti visas galimas pasiekmes tokios politikos ir tokio užsienio politikos tęstinumo.